Sveiki. Iš tiesų, man egzaminavimo sritis yra nauja, bet kokia sritis man yra labai pažįstama. Aš joje dirbu jau ilgus metus ir pradėjau darbą su duomenim nuo geografinių informacinių sistemų, GIS technologijos. Tai yra visos technologijos, kurių pagrindų sukurtas Google Maps'as, navigacijos ir visa kita. Ir ką girdėjau, vairavimo mokyklos nori savo appso, tai darykite į GIS technologijų pagrindų, jeigu darysit. Ir klausant pranešėjų, man kilo mintis, kad aš dabar rodysiu skaičius. Čia jūs matote, apie ką kalbėsiu. Ir aš suprantu, kad kiekviena eilutė apie išlaikyti arba neišlaikyti egzaminą, arba nutraukti egzaminą, kur yra visa informacija, kurią dieną buvo laikoma, kurioje mokykloje buvo išduotas pažymėjimas reikalingas, kad galėtų laikyti egzaminą, žmogaus lytis ir visi kiti duomenys. Tai yra eilutė duomenų bazėje, bet už tos eilutės slypi visų mūsų čia esančių darbas, sunkus darbas, su labai daug klausimų, su labai daug niuansų ir taip pat už to slypi žmonių likimai. Tai yra išlaikytas arba neišlaikytas egzaminas, kaip sakėt, ašaros, emocijos, galbūt po to įvykiai, kurie lėmė irgi žmonių likimus, tai duomenys, tai ne tik skaičiukai, bet už jų slypi mūsų gyvenimas. Tai kodėl aš mėgstu dirbti su duomenim, nes jie gali kalbėti, jie gali patvirtinti mūsų prielaidas arba paneigti jas, jie gali parodyti mums įžvalgas ir atsakyti į mūsų klausimus, bet taip pat duomenų analizė ir kelia labai daug klausimų, į kuriuos atsakyti irgi padeda duomenys ir tada jau galime pasitelkti duomenų apjungimą. Mes galime apjungti skirtingų institucijų duomenys, mes galime apjungti, kaip ir LTSA atstovas sakė, jam trūksta duomenų apie tai, kiek valandų buvo praktikos mokinio paruošimo, tai tų duomenų surinkimas ir apjungimas jis tikrai neštų naudą. Tai dabar pristatysiu bendras tendencijas, tai kokia yra pagrindinė teorijos egzaminų tendencija, tai bendras egzaminų kiekis didėja ir labai džiugu matyti, kad bendras išlaikomumas bei B kategorijos išlaikymo iš pirmo karto rodikliai jie pakankamai yra stabilus ir bendras išlaikomumas laikos ties 40–41% ir B kategorijos išlaikymas pirmų bandymų praeitais metais 2004 krito 3%. Mes taip pat, ką ir girdėjom ir kas buvo išvardinta, kad tas savarankiškas mokymas jis turbūt irgi turėjo įtakos tam, kad krito nuo 21 metų tas rodiklis truputį žemiau, bet dabar yra stabilizavęsis. Ką mes šiemet pabandėm dar paskaičiuoti, tai mes paėmėm paskutinių 3 metų, kuriuo bandymu vidutiniškai yra išlaikomas teorijos egzaminas, kas irgi labai daug pasako apie tai, koks pasiruošimas. Tai jeigu 22 metais tas vidurkis buvo 2,55 karto prireikė vidutiniškai, kad išlaikyti teorijos egzaminą, čia mes kalbam apie visas kategorijas, čia kategorijom neskirto, tai būtų dar atskira analizė. Ir tas rodiklis krenta, tai yra jisai auga, bet tai yra blogas požymis, nes prireikia vis daugiau kartų ateiti, kad išlaikyti tą teorijos egzaminą ir ką mes matom 24 metais, kad tai jau yra 2,66 kartai, tiek kartų prireikia vidutiniškai, tik po 2 kartų vidutiniškai yra išlaikomas teorijos egzaminas. Jei pasižiūrėtume, mes šiandien kalbam apie kartas, tai jeigu pasižiūrėsime, kaip teorijos išlaikomumas pagal amžiaus grupės pasiskirsto, tai mes matom tą duobę, apie kurią visi kalbėjo, kad nuo 18 iki maždaug 24 metų amžiaus grupė, jie prasčiausia turi tą išlaikomumą tiek teorijos, tiek praktikos egzaminų. Taip pat pamatysite skaidrėse tą kreivę. Ir matome, kad ta tendencija, jinai paskutinius 3 metus yra labai panaši. Ir tos kreivės, jos banguoja labai panašiu ritmu. Ir ką mes matome jau vyresnio amžiaus grupėje, tai tie spigliai tokie duomenys pradeda šokinėti. Tai labai gerai, tai labai blogai. Tai tas yra dėl pačių duomenų analizės ypatumų, kad mes paimam labai mažą imtį, nes ten labai jau nebe tokia didelė imtis žmonių ir jeigu, tarkim, 2 žmonės tam tikro amžiaus grupė išsilaikė egzaminą, tai jau vieno išlaikomas bus 50%, tai dėl to tas spiglys toks yra, bet šiaip teorijos egzaminas, jisai nėra labai banguojantis, bet irgi yra tendencija, kad maždaug nuo 44 metų truputį suprastėja tas išlaikomumas. Kalbant apie praktikos egzaminų tendencijas, tai irgi kiekiai didėja, bet bendras išlaikymas, labai džiugu, kad paskutinius 2 metus yra stabilus, tai yra 29%. Ir B kategorijos išlaikymas pirmų bandymų, tai labai džiugina tas skaičius, kad yra 23.
tai mes jau girdėjom, kiek pastangų deda tiek vairavimo mokyklos, tiek mūsų egzaminuotojai, tiek regitra, tiek asociacija mokyklų. Visi mes įdedam labai daug darbo, labai daug pastangų, kad tie rodikliai gerėtų, bet kad nenukentėtų kokybė, kad saugumas vis tiek mums yra svarbiausia. Ir ką rodo pasiskirstimas pagal amžiaus grupės praktikos egzaminų išlaikomumo, tai vėl ta pati duobė, tai yra jauniausia karta nuo 18 iki 24 metų, jų išlaikymo procentas yra mažiausias ir jeigu matysime dar, tai ta kreivė nuo 44 metų amžiaus taip pat krenta žemyn. Tai reiškia, jeigu iš neurologijos mokslo žiūrėtumėm pusės, tai matyti tai yra ta riba, kai mūsų kognityviniai gebėjimai prastėja ir mes turime iš naujo mokytis. Tai reiškia, patvirtina tai mūsų prielaidą, kad mokytis mes turime visą gyvenimą ir galbūt turėtumėm atnaujinti. Čia yra bendras. Mes girdime, kad iš pirmo karto nėra, tas pirmas iš pirmo, visi sako. Mes dabar gilį neįsime, bet čia yra bendras išlaikomumas ir visų kategorijų. Dabar jūs matote skaidrą su 2024 metų, yra praeitų metų statistika ir čia yra kreivės teorijos ir praktikos egzamino ir mes matome, kad tas bangavimas kreivių yra labai panašus, tai reiškia, kad tie patys žmonės, jų kokybė tiek teorijos, tiek praktikos egzaminai mažai skirsis, jeigu tu blogai pasiruoši, esi pratęs blogiau pasiruošti, tavo mokymosi procesas yra labai panašus, tai tu panašiai mokaisi ir tiek teorijos, tiek praktikos, tai tas bangavimas yra labai panašus jų. Ta duobė, kaip matote, yra tos kartos, apie kurią mes šiandien kalbėjom labai daug, bet taip pat ir matom tą kritimą praktikos egzaminų išlaikomume vyresniosios kartos. Ir dabar, ką skaičiai, mes galime turėti mitų, kažkokių įžvalgų ir prielaidų, bet skaičiai gali juos arba paneigti, arba patvirtinti. Tai vienas iš mitų yra, kad jeigu pasirinksiu laikyti praktikos egzaminą su automatinė pavarų dėže, tai reiškia, kad aš turiu didesnę tikimybę, kad išlaikysiu tą egzaminą sėkmingai. Ypatingai jaunoji karta turbūt taip galvoja. Bet ką kalba skaičiai, kad dėja, skirtumas yra iki 1%, tai reiškia, kad tikimybės tai niekaip nenulėmė, o nulėmė jūsų gebėjimas, kaip jūs pasiruošėt. Ir jūsgi ruošiatės vis tiek, net jeigu jūs išmokot vairuoti su mechaninė pavarų dėže ir persėdat prie automato, ten vis tiek yra ypatumai ir jūs turite vis tiek priprasti, tai nereiškia, kad jūs geriau išlaikysite egzaminą. Bet tai šitie skaičiai rodo ir patvirtina, kad vis tiek svarbiausia, kaip jūs pasiruošėt, kiek valandų jūs turėjot praktikos, kaip gerai jūs orientuojatės eisme, kaip jūs laikotės taisyklių ir tik tai jums padės išlaikyti egzaminą. Kitas mitas, čia jūs kalbėjo frazė, tai aš prieš paneigdama šitą mitą noriu kai ką pasidaryti, tai žiūrėkit, aš irgi moteris ir moku pasidažyti lūpas ir galiu pristatymą daryti, tai vieną mitą aš dabar jums patvirtinau, bet kitą mitą aš jums noriu paneigti, kad vairavimas nėra moterų reikalas, tai praktikos egzaminai, jeigu žiūrėsime pasiskirstimą, kiek vyrų, kiek moterų dalis ateina laikyti praktikos vairavimo egzaminų, čia yra visos kategorijos, tai mes matom, kad vyrų dalis tik tai jaunam amžiuje, maždaug 18, 19 ir 20 metų pasiskirsto per pusę, o vėliau atrodo, kad vyrų tikrai daugiau laiko tų egzaminų ir netgi vyresniam amžiui moteris net neteina jų laikyti. Jeigu matote, ten tik vyrai yra, ten moterų net nėra. Bet skaičiai rodo, kad visų kategorijų ateinančių laikyti egzaminų skaičiai tarp vyrų ir moterų skiriasi iki 15% maždaug per paskutinius metus, bet B kategorija ten pasiskirsto praktiškai per pusę, tai yra 50% ateinančių laikyti egzaminų vairavimo ir praktikos egzaminų yra moteris ir 50% yra vyrai. Tie skaičiai truputį svyruoja, moterų išlaikomumo analizės aš dabar nedariau ir tikrai tik truputį žvilgtelėjau, kad taip, moterim kartais prireikia daugiau kartų ateiti, kad išlaikyti praktikos egzaminą, bet mes turim kitą statistiką, kad iš vyrų atimama teisė vairuoti dėl pažeidimų dažniau. Ir šita analizė nereikalauja gilesnio
požiūrio į tuos skaičius. Negaliu dabar vienareikšmiškai kalbėti, kad moteris arba vyrai geriau užsilaiko TB praktikos egzaminą, nes mes turime įvertinti ir kaip jie kelyje po to išlaikymo egzamino elgiasi. Ir čia mes apjungtume, jeigu duomenys su policijos duomenim, tai būtų aukso vertės duomenys, mes matytumėm kiekvieno žmogaus tiesiog istoriją, kaip jisai laikė, jeigu dar turėtumėm valandų kiekį, kiek buvo mokinama, tai mes turėtumėm tiesiog jūrą duomenų, kurie aibę galima visokių išvadų ir sprendimų priimti ir jie bus pagristi duomenim, ne mūsų spėliojimis, bet būtent duomenim. Bet ką rodo duomenės, tai ką rodo, tai vis tiek tos kategorijos A, C, C, A ir D, vis tik tai moterų dalis yra ženkliai mažesnė negu vyrų, bet B kategorijoje tai tas nepasitvirtina. Ir tas ateinančių vyrų kiekis didesnis į pabaigą, kuris ateina. Tai man atrodo yra susijęs su tais, kurie po 20-21 metų labai daug visokių įvykių padaro ir tada jie ateina vėl išsilaikyti egzaminų. Čia mano prielaida, bet kad ją patvirtinti reikėtų duomenų daugiau ir daugiau analizės ir daugiau įžvalgų tada galėtumėm padaryti. Ir jeigu apžvelgtumėm kategorijos, praktikos egzaminų tendencijas jau pagal kategorijas, tai B kategorija skaičiai buvo nukritę pandemijos metu dėl visiems žinomų priežasčių ir dabar jos tie kiekiai užaugo, iš dalies dėl to, kad ir dažniau ateina, bet ne visų kategorijų dažniau ateina dėl to, kiekiai auga, nebūtinai dėl to, kad prasčiau yra išlaikomi tie egzaminai, bet tas skaičius pakankamai stabilus, nėra labai, per paskutinius 3 metus nėra labai staigių svyravimų. Ką rodo A kategorija, tai yra net 40% padidėjo žmonių laikančių šios kategorijos egzaminus. Manau, kad tai yra susiję ir su tuo, kad užaugo Y karta, mano karta, kur sakau, vidurio amžiaus krizė, nori mocų. Ir tada jie išsilaiko tą A kategoriją. Kitas rodiklis, kuris lemia, kad kinta klimato sąlygos. Mes turime ilgėjantį sezoną, kiek laiko galima važinėti motociklu. Ir tai irgi lemia tai, kad žmonės supranta, kad jam jau apsimoka nusipirkti ir tas apsaugas, ir jisai ne 3 mėnesius pavažinės, o galbūt 5, 6, o gal net 9 mėnesius, jeigu mes ir toliau neturėsime žiemų be sniego, tai gal jis visus metus galės su mocu važinėti. Atsiprašau. Ir C kategorija, matoma, ką skaičiai rodo ir ką mes visi žinom, tai logistikos sritis, jinai dėl pasaulio susikloščios situacijos yra tokia, kokia dabar yra. Ir egzaminų skaičiai irgi tą parodo, kad mažėja žmonių ateinančių laikyti CCA kategoriją ir tas mažėjimas yra -43%. Na ir D kategorija, jinai pakankamai stabil, truputį yra matomas augimas paskutinius 3 metus, bet jis nėra toks ženklus. Ir ką matome šiose skaidrėse, tai ta tendencija čia yra pasiskirstimas pagal amžių, bet ir kiekį ir išlaikomumo procentas. Tai mes matome, kad daugiausia ateina nuo 18 metų ir ta kreivė vis žemyn su amžiumi, tai yra daugiausia ateina laikyti praktikos egzaminą B kategorijos jaunimas, bet jų išlaikomumas yra labai prastas, tai yra tas sritis, kur mes turime labai daug darbo įdėti, kad juos išleisti į saugų eismą keliuose. A kategorija rodo, kad nuo 24 metų aktyviausiai pradedama laikyti šios kategorijos praktikos egzaminą ir išlaikomumas beje pakankamai stabilus. Tie svyravimai pabaigai yra labiau priklauso nuo to, kad imtis labai maža atsiranda ir dėl to tie duomenys tokie spyglių turi daugiau. Na ir CCE kategoriją mes matome irgi, kad nuo 21 metų pradeda ateiti intensyviau laikyti šios kategorijos ir kažkur iki 44 metų. Gan intensyviai laikomas yra šios kategorijos praktikos egzaminas ir kaip matote, tas išlaikymas irgi yra stabilus, bet galite pastebėti, kad visų kreivių, galbūt išskyrus A kategoriją, dėl pačios imties, tas 44 metų riba, tikrai šiek tiek, bet atsispindi visose išlaikomumo kreivėse. Ir D kategorija, jinai tokia gal mažiausiai turi kažkokių tokių tendencijų, bet aš išskiriu, kad nuo 37 iki 47 metų daugiausia žmonių laiko šios kategorijos praktikos egzaminą. Ir šituos skaičius mes galim nagrinėti ir pagal lytis, ir pagal viską, bet sakau, tai kuo man duomenys patinka, kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių.
Ir aš jį lyginu su nardymu. Kai jūs pradedat mokytis nardymo, tai jūs kvepuojate iš pradžių ant kranto, vėliau neriate gilį. Tai su duomenim tas pats. Mes pradžiai pasižiūrim bendras tendencijas, tada jau galime bandyti kitais pjūviais pjaustyti ir žiūrėti, o kas tą lemia. Apjunginėti duomenis tarpusavį ir panašiai. Statistika, apie kurią jau buvo kalbėta, mes patys pasiviešinom ir savo instruktorių išlaikomumo rodiklius ir čia yra pagal miestus. Ir noriu pastebėti tą tendenciją, kuri yra labai džiuginanti, kad lyginant su praeitais metais, praktikos išlaikymo procentas visuose miestuose praktiškai kyla ir dėl to jau buvo išvardintos visos priemonės, kurias Regitra daro, tai yra ir bendradarbiavimas su mokyklom, ir įvairios iniciatyvos gerinant ir palengvinant vertinimą egzaminų ir visos kitos priemonės, kurias ne tik mes, bet ir mokyklos daro. Tai kaip matėte, duomenų daug, pjūvių daug, kaip kolega išsireiškė, briaunų labai daug čia tų duomenų. Tai duomenys, jie kelia klausimų, bet jie ir duoda atsakymus. Ir dar mes uždavėm klausimą būsimiem vairuotojam, kad sužinotumėm, o kaip duomenys galėtų padėti jiems. Mes paklausėme būsimų vairuotojų, pagal ką jie renkasi vairavimo mokyklą. Yra draugai, kurie išlaikė egzaminus ir ėjo į tą mokyklą ir būtent iš jų prisiklausiau rekomendacijų ir taip pat skaičiau atsiliepimus. I would say recommendation like through friends and contacts. So for me it was easy choice because I just saw Google something maps. Paprasčiausiai rinkausi, nes man pasiūlė draugė. Tai buvo taip, kad pusbrolis pasakė, kad gera mokykla. Pagal draugų rekomendacijas, pažįstamų iš aplinkinių atsiliepimų ir taip toliau. Nežinau, internete, gal per draugų klaus pažįstamų. Tai pagal draugų rekomendacijas, nes turėjau labai daug rekomendacijų iš pažįstamų, iš draugų. Taip pat jų paklausėme, ar padėtų apsispręsti, jei viešai būtų skelbiamas vairavimo mokyklų išlaikymo procentas. Taip, žinoma, nes vis tiek žmonės atsižvelgia tiek į rekomendacijas, tiek į parašytus atsiliepimus, na ir žiūrisi, kiek žmonių išlaiko, kiek neišlaiko toj, kokie instruktoriai ir manau, tai labai reikalingas. Yeah, and also for me it was, I saw some like ratios and I saw some, for example, some schools, they're writing on their doors something like 2011, the best school of 2011. And I'm like, wait, but this is outdated, not relevant anymore. So for me, the most important one is so that they would be updated information. Manau, verta būtų pasitikrinti. Taip, aš galvoju, kad taip. Aš manau, taip. Aš pasitikrinčiau. Yes, definitely. Yes, as long as it's independent, it will help. Tikrai taip. Tikrai padėtų. Jeigu Regitra teiktų tokias paslaugas, manau, būtų vienas iš pirmų. Žinoma, aš pasitikiu savo draugų rekomendacijom, nes jie jau praėjo visą procesą, jie žinojo, kaip jie jautėsi, kaip jiems sekėsi, tačiau tai būtų irgi tikrai labai, manau, naudinga. Aš žiūrėčiau iš tikrųjų apžvalgas, nes man iš pradžių parekomendavo pažįstami, pas pažįstamą buvau, bet dabar truputėlį turbūt imčiau kitą mokyklą, nes nelabai man tam patiko, tai žiūrėčiau tiesiog atsiliepimus internete gal. Tai jeigu, kaip sakot, būtų skelbiamas reitingas, tai labai geras dalykas, aš manau, būtų tikrai įtakotų mano pasirinkimą.